Sveiki, aš esu Eurokos apžvalgininkė Živilė ir šiandien kartu su manimi yra Indrė. Sveiki. Ir Karolina. Labas. Ir šiandien mes visos trys darysime eksperimentą ir žiūrėsime, kaip makiažas laikosi su pagrindais ir be pagrindų. Ir tuomet parodysime skirtumus jums. Pirmąjį makiažą dariau Indrei. Ir jį darydama nenaudojau jokių pagrindų, tai yra nei skystos pudros pagrindo, nei šešėlių pagrindo. Makiažą pradėjau nuo veido padengimo BB kremu. Jį sutvirtinau kompaktinę pudrą. Tuomet akių vokus padengiau šešėliais iš Essence ir jų pagalba kūriau norimą efektą. Pasirinkau makiažą su ryškiai mėlynu akcentu, tam, kad po kurio laiko geriau matytųsi, ar makiažas gerai išsilaikė, ar spalvos nenubluko. Blakstienes padengiau Prestige tušu. Paryškinau antakius, naudodama antakių pieštuką iš Maybelline. Suteikiau lūpoms švelniai rausvą atspalvį su lūpų balzamu iš Catrice. Na štai galutinis rezultatas. Naudotų priemonių tikslius pavadinimus rasite vaizdo įrašo apačioje. Antrąjį makiažą, Karolinai, dariau naudodama lygiai tas pačias priemonės, tik dar pridėjau makiažo pagrindą, akių šešėlių pagrindą ir fiksuojančią pudrą. Šis makiažo pagrindas sudaro puikią bazę kreminiai pudrai. Pastebėjau, kad jis į odą įsigeria itin greit, todėl tepti jį taip pat reikėtų sparčiai. Manau, jog šis makiažo pagrindas geriausiai tiktų riebią odą turinčioms merginoms, todėl kad jis labai gražiai matizuoja veido odą ir vizualiai sumažina poras. Kadangi Karolinos oda yra sausa, po šio makiažo pagrindu tepant BB kremą, tai išryškino išsausėjusius plotus. Tačiau manau, jog šios problemos būtų galima išvengti prieš makiažą tinkamai sudrėkinus veido odą. Padengusi veidą BB kremu naudojau birę pudrą iš Gosh, kuri turi dvi paskirtis. Gali užfiksuoti makiažą, kaip tai padariau aš, arba gali tapti makiažo pagrindu mineraliniai pudrai. Priemonė vizualiai išlygino veido odą ir užfiksavo jau padarytą makiažą. Pereikime prie akių makiažo. Prieš dengdama vokus šešėliais naudojau Prestige šešėlių pagrindą. Šią priemonę esu bandžiusi ir anksčiau ir iki šiol tai yra mano pats mėgstamiausias šešėlių pagrindas, nes jis suteikia spalvoms ryškumo ir makiažas su juo išlieka žymiai ilgiau. Kaip alternatyvą galite rinktis tokios pat paskirties Essence priemonę, kuri turi švelniai gelsvą atspalvį. Tuo tarpu Prestige akių šešėlių pagrindas yra bespalvis ir bekvapis, jis labai lengvai dengiasi ant voko ir padeda šešėliams geriau ant jo išsilaikyti. Užtenka vos nedidelio lašelio priemonės, todėl ji yra tikrai labai ekonomiška ir jos užteks ilgam. Dengiant šešėlius iškart galima pastebėti, kad spalva atrodo kur kas intensyvesnė ir sodresnė, nei nenaudojant jokio akių šešėlių pagrindo. Dar vienas pliusas yra tas, kad naudojant blizgius akių šešėlius jie yra kur kas mažiau linkę nubyrėti, todėl kad smulkus blizgučiai prikimba prie pagrindo. Taigi Karolinos makiažas jau irgi pabaigtas ir galime palyginti rezultatus. Akivaizdu, kad naudojant makiažo pagrindus, priemonių spalva yra kur kas intensyvesnė. Tačiau ar iš tikrųjų makiažas išlieka ilgiau? Manau, eksperimentą galima laikyti pasisekusiu, nes matyti ryškus skirtumas tarp Indrės ir Karolinos makiažų, nors buvo naudotos lygiai tokios pačios priemonės. Pagrindai gerokai prailgina makiažo gyvavimo laiką, tad jei dar neturite jų savo kosmetinėje, siūlau juos atkreipti dėmesį. Visas šis priemonės galite įsigyti Eurokos parduotuvėse. Iki!